Puzzle wood būtina tvirta avalynė su pakankamu sukibimu. Manau, kad verta nuvažiuoti pasižiūrėti. Varom. Varom! Gražiai pripinta, vaikams palakstyti, išpinta iš šviežių vytelių. O tos vytelės jau ir žydi. Ten toliau ožiukai, asiliukai. Šiandien atvariau į puzzle vodą. Puzzle ar puzlės vodą į miškus pasižiūrėsim. Einam. Gražios vietos, išpiešta gražiausiai, išpinta tiksliau gražiausiai. O, fainai. Tipo padarytos bačkos, bačkutės. Iš medinių vytelių. Ateina ozelis keistarogis. Papozuok. Gražuolis. Kailiniuotasis. Kailiniai geriausiai, patys nuostabiausiai. Tai ne tie dygliuotieji, tai ne tie spygliuotieji. O čia susipažinkite, arkliukas ponis. Rupšnoja savo žalytę. Taip gyvena ir vargo nemato. Šlapia. Šiaip viskas tvarkoja. Čia vien tai medį gali sutūpę būti pasakos herojų. Medelis. Nu va, prasideda vietos miškingos. Puzzle wood. Tikrai fantastiškas miškas. Čia prabėgam biškį greičiau, kad pasimatytų kažkas išvartos tokios. Wow! Sakalų, šikšnosparnių, šeškų. Ai, čia gal barsukas. Ir žinoma šernų. Kažkas šūkauja, paukščiukai pavasariniai čiulba, mes vaikštam. Tokiuose vietose ir tik tais raganose gyvena. Kreivose. Visur priaugę samanų. Čia iš tos pusės atėjau. Nu, miškas iš tikrųjų išskirtinis. Maniau, kad bus žmonių, bet negalvojau, kad tiek nedaug. Galvojau, čia bus žmogus ant žmogaus. Bet kai jie leidžia, jeigu perpildyta neleidžia daugiau, tai vadinasi, šiandien dar neperpildyta. Bet to reikia visą laiką žiūrėti oro pranešimus, koks oras bus. Diržai ir spaudė biškutį. Tada žiūri pranešimus ir tada važiuoja žiūrėti čia puzzle wood. Jeigu saulytė išlis, tai maždaug tą valandą taikai. Tai va man išlindo. Grinas saulytė.
supratau, čia žmonės ir kaupėsi daugiausiai pradžioj. Čia kaip stringat, nes jeigu čia 1,5 kilo, tai netaip mažai. Nu, gal čia kokiais ten plotų, hektarais, kažkokiais akrais išmatuota. Bet, man pakanka. Žalios. Čia geriau laikytis už turėklų, nes galima nuslysti ir nukristi. Ten yra takai. Čia yra papartis. O ten toliau tikras džiunglynas. Tikras džiunglės. Negi čia iš tikrųjų auga tokie, o nepasodino. Kažkokios tai kalijos. Čia tikras džiunglės. Čia iš tikrųjų galima filmuoti filmus, blemba. Tokiuose praėjimuose. Nu, įspūdinga, kaip nežinau, kaip čia galėjo atsirasti šitokie tarpai tarp tų uolų. Vis dėlto koks efektas. Eik tu savo. Vaikūsiai atėjo kažkokie. Ir jie, aišku, nori čia būtinai ateiti. Sraptos durelės. Tai čia tą teritoriją jie vakarais uždaro. Ir po 5 valandų čia praktiškai nieko nėra. Patamsi čia iš tiesų yra gudu. Džiunglės. Papartynai, samanynai. Uolos, rieduliai kažkokie. Kas čia išnara gyvatės? Oi ne. Tai aš pasakysiu, kad čia kiekvienas centimetras šito miško vertas apžiūros ir dėmesio. O, tarp kitko medis koks. Tas medis išlindęs iš olos ir žemių. Netgi viršui pačiam apaugęs paparčiais. Ir jeigu ant mano skaustos galvelės nukristų jis dabar, tai niekas draudybą ir neišmokėtų. Dar komentaruose girdėjau, kažkas skundėsi, kad neverta čia šito. Verta. 10,5 svarų šitokį grožį sumokėti. Neišimtis, kad prieš kelias savaitės, kai aš čia buvau uždaryta diena. Kad čia buvo filmavimai kokie nors. Čia yra serijos kažkurios tai filmuotos žvaigždžių karų, kurių aš nemačiau, gal mačiau, bet neįsiminiau. Man nėra tai kultinis filmas. Serialai filmuoti yra. Čia daug yra, nes vietos, patys matot. Nereikia dekoracijų. Viskas tvarkoja, viskas. Gatava. Tik tais pagau kampą, rask kadrą. Kaip ir aš dabar pagau kadrą ir kampą. Einam toliau. Jie koks tu drąsus. Nepatikėjau,
į mane pradėjo skristi gražuolis. Nu. O čia, tada čiulbi. Koks puksiukas. Čiurponėlis puksiukas. Tave turbūt lesina. Gražuolis, kaip tu čiulbi grasiai. Jėgus. Už dyką nečiulba. Paukščiuką palikau kitiems. Neišgąsdinau. Ir dabar jie tenais apžiūrinėja tą paukščiuką. Jis ten turi lizdę. Įpratintas turbūt lesti jam duota, turi labai drąsus. Vėlgi rameniškas moneta. 10. Vėl 10. Tai kai pasižiūrė aš tokius parašymus, susidaro įspūdis, kad jie mažiau po 10 neieško čia tų monetų. Jeigu randa, tai mažiausiai 10. Turbūt dar auksinės. Nes metalas tai geltonas. Kažkokia lūšna. Čia galima orientuotis pagal mašinų ošimą. Nors dabar iš tikrųjų lėktuvas skrenda. Nu, kol kas labai jau čia įspūdingai viskas. Svarbu nepasiklyst laikų išeiti. Dabar yra 3 valandos. Čia kažkada vartai buvo. Čia yra ir medinis takas, ne tik tais koks nors. Tikrųjų, grynas pavasaris. O pavasarį tai linksmiau ir vaikštinėt. Ir gamtą žiūrėt. Čia tai tokios angliškos džiunglės, europietiškos džiunglės. Saulė nusileido, mėnulis dar netekėjo. Tai dabar paėjau truputuką medinių takų, nutariu biškutį dar pasivaikščioti toliau ten, kur nebuvau. Tokia atšaka čia paėjau, nes buvo labai spūtingai. O batai kokie. O dabar kol kas ant greičio einu, biškutį toli paeisiu, jeigu ten bus toliau kelias. Čia žmonės jau filmuojasi. Dabar praeisim tą pagrindinį atsišakojimą. O einam toliau, matom fantastiškus vaizdus. O čia dar nebuvom. O čia. Kažkokie bėgiai. Man tik įdomu, kad čia nėra nuorodų. Va čia neįeiti. Pas Lučernai. Spinikė jelė gerai uždėta. Iš ten ateinu, o kur eit nuorodų nėra. Išsaugotas miškas be ženklų. Kažkodėl tai užtverta virvė. Nu, čia buvo mandagumo gestas vienas. Aš einu iš vienos pusės, ten su vaikais mama, ten tėtis eina iš kitos pusės. Jie sustoja, aš sustoju. Jie nori eiti, aš irgi einu, galvoju, jie stovės. Kai aš pradėti, jie sustoja iš mandagumo. Žodžiu, mandaguolių sąskaitis buvo. Ką tik paskui vienas kitas pažėnus, jie praėjom, prasilenkim. Tai efektyvumas čia jau netoks didelis, nors aišku, paprastam miške tokį pamatyčiau, sakyčiau, eina nafik čia. Čia būtų efektas, kaip turi būti. Bet čia baigės, matomai, pagrindinis tas uolynas, toksai samaninis, giluminiai tokie tarpekliai tarp samanų. Nu, einam, pažiūrėsim, kas čia dar yra. Čia toliau takas veda. O šitas. Tai jau čia biškutį tokias jau mototrasas daugiau panašiau, virvėm aptverta, kad neįtų niekur. Galbūt čia ir naujai padaryta. Nu, lemba kaip primena visokius. Turbūt filmet kur nors esu matęs vis dėlto. Įdomu ir čia, plikesnis tos vietos įdomios. Ne tokios jau, nu, ten dar toliau įdomu, kas ten daros, reikia eiti. Oi. O, kas? Čia biškutį dumblį.
sparnų pabrys, gerai, kad batus susidėjau, nes su sportbačiais ėjau, su sportbačiais būtų šakis. Padėkdėlė būtų. Čia uždengta kažkoks tai Čičinsko kalno elementas. Aš juokauju, čia mini Čičinsko kalno elementas. Čičinskas gražiai apaugęs. Nu, čia kažkokia kibitka palikta. Meniškų monetų. Ir Hebra, gal jūs galvojat, kad mes kvaili? Parašė, kad rado, o vietos nenurodo. Nes čia gali žmonės ir naktį su prožektoriais ateit rausti. Ir čia yra rausė garantija. Su metalo detektoriais, ieškikliais. Taip, kad vietos, kur yra aukso, nerodomas. Čia jau pamatai buvo kažkokie, ne kitaip, kaip plytos kokios. Šiek tiek nusižengsiu jų taisyklėms. Labai šaknis prikoinas pamačiau. Navatinės tokias. Šaknis. Ką čia paskui? Pasižiūrėkite. Geriau vieną kartą pamatyti, negu 10 kartų išgirsti. Ir taip matote, ekskluzyvinius kadrus išėjau. Breaking the defenses, breaking the rules. Išėjau. Čia kažkas ėjęs biškutį, bet aš išėjau iš trasos. Vien tik tai, kad parodyti jums ir savo šitas labai. Ateina lojantis jaunimas. Kažkur toliau. Einu aš tada toliau. Tegu jie išsimiegoja, nes jeigu pamatys, kad aš čia tupiu už tvaros, jie tikrai užsinorės. Geras pavyzdys turi būti. Ne toks, kaip aš dabar darau. Medžio struktūra, nežinau. Gražiau kaip medžio struktūra, medžio žievė. Sunku ką nors rasti miške. Na va, lentelė užrašyta, kad ši vieta bus netrukus neužsodinta, bet apaugs gėlėmis. Nori, kad čia nevaikščioti. Todėl ta virvė yra. Pagaliau aš supratau, kam reikalinga šita virvė. Vis dėlto koks grožis yra pavasarinis miškas. Lapai, kai kurie aišku buvo visą laiką žali. O jau saulės vakarinėse spinduliuose nupasaka. Čia biškutį tamsiau. Pasidėti paliktą vietelę. Štai. Bet čia vaikai laipiojo. Sėst galima ir ką mato. Mato nuostabią properšą. Tinkamų kampų jisai apšviestas. Sudaro nuostabius vaizdus. Čia, pavyzdžiui, kopėtėlės laiptelis medinėse. Nuostabu, ir ten atrodo, nu kas ten. Nu, vat, pavyzdžiui, čia. Medelė, taurelė. Vat. Tokiuose vietose miškiniai gyvena ir troliai vaikšto. Nenuostabu, kad čia filmus kūrė. Dar kartą kartuosi, jau šitą sakiau, bet nenuostabu. Nu, čia tokios plikesnės vietos. Priimam saulės spindulių paskutinės vonės. Matom puikų tiltelį, kuris yra išties puikus. Ką tik praėjom tą tiltelį, varom toliau. Kažkokie vaikai ateina.
Čia nuostabus irgi tiltelis. Matote. Visai netoli yra čia tokios kasyklos. Esu ten buvęs, bet buvau ant vakaro, kai jau buvo uždaryta, užrakinta viskas. Todėl nepamačiau to, ko norėjau. O būtent geležies kasykla, kuri ten skaičiuojama daugiau kaip 1000 metų jau yra. Ir dar ochros. Iki dabar ten išgaunama ochra 3 ar 4 kažkokių tai spalvų. Ten grinai galima iki 60 metrų. Vau, čia kokie. Prie kasyklos tas nusileisti, jos iki šiol veikia. Įkurtos vieno žmogaus, kuris nesenai mirė 15 metais, bet jo reikalą perėmė sūnus. Ir jos taip pačiai šeimai priklauso. Yra palikti visokie. Nu, ką ten pasakoti. Šiandien aš pas Zvulud. O pas Zvulud randamas auksinės monetos. Auksinės monetos yra niekai. Dėl aukso žmonės iš proto eina. Tyliau jau, žmonių mažiau. Vietos gražesnės, malonesnės. Tai sekantis kartas bus į uolą. Labai giliai nesileisiu, ten pagrindas. Kur pagrindas bus, ten apžiūrėsiu. Čia irgi yra many deep hidden holes, so please do not climb over there. Taip galima čia įkristi. Gilu. Na, visur įspėjimai, visur nuorodos. Ačiū Dievui, trolių nėra. Nu, naktį, sakiau, naktį aš šiandien neliščiau, todėl kad, nu, ir pavojinga šiaip, belia kur gali numainuot, kažkur tai tvorą gali išardyti, per dieną lankytojai būtų. Kasdieną čia jau nieks neapžiūri, garantija, nėra čia kam apžiūrinėti kasdien. Gal ir, bet ta mergaitė, kuri priimamajam kelią sėdėjo ir bilietą patikrino, nuskanavo su skaneriu. Tikrai čia nevaikšto, nežiūri, nu gal, o lygus Beždžionių tiltas. Einam ten pasižiūrėsim. O, tiltelis mini. O, čia tikrai deep holes. Ką tu? Vietas pasakiškas. Vietos čia pasakiškos, biškutį nulaipytos, tačiau žiūrėti verta. Prisėdau truputuką pasėdėti, pailsėti, atsipūsti, reiktų proteinų suvalgyti, batonėlį. Nes iš ryto tai valgiau, dabar jau kiek valandų vaikštų ilgokai, 16. Dar nieko daugiau burnoje neturėjau. Galima pasimėgauti miško ramybę. Pasižiūrėti kažką, pasižiapsuoti. Jeigu būčiau Stevenas Spielbergas, tai čia tik tokias vietas ir rinkčiaus, bent jau epizodams. Aišku, kai staigiai va, tokios džiunglės yra nufilmuojamos, kitaip sakant, įdedamas iš didelio filmo kadras ar per kelius kartus kadras, tai nepaprastai didelis efektas. Kaip aš dabar prifilmuoju čia, jeigu visas filmas, jeigu aš jo nesutrumpinsiu, smarkiai nesutrumpinsiu, jisai bus, kaip, pabosta akį šiek tiek. Aišku, aš čia filmuoju, aš daugiau matau taškus daugiau šiandien. Bet jeigu apsižiūrėjus visumas, taigi, man labai gražu pasirodo. Bet ilgiau pasižiūrėjus, akis pripranta prie šito. Pradeda atrodyti šiek tiek gal dirbtina, tiesiog nesitiki, kad taip gali būti iš tikrųjų
gamtoj savaime, aišku, išskyrus visus šitos turėklus, aš tiesiog negaliu patikėti. Ir aš manau, bet kokiam žmogui sunku patikėti, kad gamtoj gali būti savaime tokie vat vaizdai pasidarė. Taip apsamanoja puikiai. Ko gero, tai analogų nėra pasaulyje, gal kokioje Amazonėje, džiunglėse. O šiaip sunku patikėti. O ką čia veikia romėnai prieš kelius šimtus metų šiaip jau. Nežinau tiksliai, bijau apsijuokti prieš kamerą, kada jie buvo čia. Jeigu net monetų randama. Gal vaikštinėjo paprasčiausiai ir žarstė auksinės monetas. Kiekvienoje vietoje po 10 lygin. Įsitraukia iš odinio krepšelio, praskleidžia didikas koks nors romėnų, prisiplėšęs svetimuose šalyse, tarp kitko. 1, 2, 3, 4, 5 milžiniškos monetos. Kur čia vieta? Aha, gerai, čia pasislėpsiu. Pakasa, dabūti 1, 2, 3, 4, 5, 10. Nueina kitur vėl. Už kilometro pusę. Vėl dabūti, tik vėl 10. Jeigu tikėti paveiksliukais. Einam. Einam, ko stovit? Hebra, davai. Nu neprašysiu aš po kelius kartus. Pasakysiu jums paslaptį, aš biškutį pasiklydau. Maždaug žinau, kad į tą pusę eiti. Kadangi nuorodų nėra. Tai galbūt eisim ten, kur saulė tenai leidžiasi, vakarai, rytai. Turiu kompasą, jeigu iš čia veikia, čia laisvai gali kompasas neveikti tokiuose vietose. Gali kompasas būti doesn't work. Nes magnetinių anomalijų dar netokiuose vietose būna. Uoliena kitą kartą paslėpta, bala žino kur. Ir tai negali paleisti droną. Nu, magnetinė anomalija kažkokia. Kažkodėl tenais dronas nepasileidžia, nes kompasas neveikia normaliai. Kiek aš suprantu. O čia tai vieni akmenys. Ir jie tikrai gali būti su paslėptais magnetais. Ir visų, kuo tik tai nori. O čia samanynas. Ko netrūksta, tai samanų šitam miške. Labirintai. Panoraminiai labirintai. Tvorelės visur, kad žmonės nelandžiotų, kur nereikia. Tiesą pasakius, jau jaučiuosi pakankamai čia prisibūvęs. Tokį specifinį kvapą samanos tai turi. Reikia pabiškį traukti, ieškoti išėjimo, nes kitaip bus amba per bambą. Net sukaitau, kaip armijai. Arba kaip per sporto treniruotę. Jo vaizdas niurėja po truputį, čia gražiau, kai būna saulė. O saulė tik tais viršūnėse likusi. Tai ačiū, kas buvote šiandien su manim. Dar kartą spaudžiu ranką, dėkoju, bet dar neatsisveikinu. O dabar einam toliau. Žiūrim, tyriam šitą nuostabų mišką. Ir aišku, ieškom išėjimo, nes kitaip nieko gero nebus. Kurgi tas išėjimas? Tu ateini lyg aušrinė, pievų žiedais pasipuošus, jokios dangos žydrynė. O samana žaliuoja. Žinokit, bajeris įdomus, bet aš vis dėlto turbūt esu čia vienintelis, kuris dabar tarp tą paslaugų vaikšto. Turbūt jau po darbo valandų
Tenais šviečias, reikia išėjimą nueiti, nes vieno žmogaus nebėra. Čia jau buvau garantija. Garantija šias paskutines lankytojas arba po darbo valandų. Neskaičiau lefaleto jų to skrajutės ir nežinau, kelinto reikia dingti iš čia. Na. O jau kaip aukštai, lemma, kažkur čia reikia praeiti. Eiti ir važiuoti namo. Šiaip dar nevėl ir nebus tamsu parvažiuoti valandą, bet vienintelis lankytojas tai reiškia, kad būsiu apibartas, arba įspėtas, arba gausiu fain, piniginę baudą. Arba nieko nebus, greičiausiai, ko aš ir tikiuosi, nes esu lietuvis. Man šviečias jau išėjimas. Neskubėk, Audriau, neskubėk. Viskas čia okei. Grįši namo, išgersi savo piniuką, vakare jau. Padarysi siusiuką ir nueisi čiučeliulę. Čia iš Šveiko. Na ką paslabūt. Šeštadienis, dar 7 nėra, bet perduodu jam savo pagarbą. O su jumis atsisveikinu. Ačiū, didžiulis ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Man buvo su jumis labai malonu vaikštinėti. Ypatingus linkėjimus perduodu visiems absoliučiai, kad žiūri šitą video. Geranoriškiams žmonėms. Dar kartą ačiū, einu prie išėjimo. Iki kitų malonių susitikimų. Jau toks kaip smeigtų, tai smeigtų. Na, kaip maža nepasirodytų. Buldozeriai. Ko čia dar šviesa, kad gaidelis gieda. Mano batai reikia po pasivaikščiojimo po Puzzlewood. Bet kad aš gailiuosi, nei kiek. Aš esu be galo laimingas. Iki kitų malonių susitikimų. Ate!